Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu. Lidl grilio talentai. Kiaulienos tema. Nu, pradeda degt mėsytė, nu. Pajutau čia tokį gaisro kvapą. Derinys tiesiog vertas natiurmorto. Sveiki, čia Lidl grilio talentai ir šiandien laidos filmavimas mus atvedė prie Gėlos ežero, prie Vilniaus, prie Nemenčinės. Man šios vietos pažįstamos 4 klasėje, kai mokiausi, čia buvo turistinis žygis su klasiokais, buvo labai linksma, viskas liko taip pat, na gal tik medžiai buvo kiek didesni tada, dabar jie tarsi sumažėjo. Šios laidos tema yra kiauliena, populiariausia mėsa Lietuvoje, kepama ant grilio ir pirmiausia mes važiuojame į Lidl parduotuvę įsigyti produktų. Kaip iešmą besuktum, vis tiek Lietuvoje dažniausiai ant jo atsiduria kiauliena. Nors pasirinkimas visokių kitokių mėsų yra išties didelis. Mūsų varžovai, laidos dalyviai pasirinko kepti mentę ir sprandinę. Štai šie du gabalėliai, puikus, keliauja į krepšelį, o aš keliauju ieškoti marinatui reikalingų dalykų. Tai prieskoninių žolelių, svogūnų, galbūt dar airano. Pasirinkimas išties yra didelis. Na ir kepant bet kokį kepsnį ant žarijų, tai turbūt sunku įsivaizduoti gyvenimą be svogūno. Labiausiai paplitusi daržovė pasaulyje, o pasirinkimas išties yra didelis. Čia yra, pavyzdžiui, ir šalotiniai svogūnai, bet jie tokio švelnesnio skonio ir daugiau saldumo turi. Aš manau, kad mes paimsim tradicinį lietuvišką svogūną, kuris dar yra čia bioorganinis ir bus labai geras dalykas kepsniams pamarinuoti. Kiekvienas kepėjas turi savo kokį nors firminį dalyką, kurį naudoja marinuojant mėsą. Tai gali būti ir actas, ir vynas, ir mineralinis vanduo, visokių mes receptų girdime, bet taip pat gali būti ir airanas. Gėrimas, kurį pirmą kartą ragavau kažkada Turkijoje, nuostabus dalykas ir įdomu bus pamatyti, kaip jis bus panaudotas kiaulienos marinavimui. O čia akis tiesiog raipsta nuo žalumos ir man labai patinka šis skyrius, nes ir marinavimui tinka, ir galų gale pabarstymui žalumynai. Tai čia aš prisirinksiu visko ir pasiūlysiu dalyviams. Tai yra mano mylima kalendra. Pusė pasaulio jos nemėgsta, bet aš tai labai mėgstu. O dabar dar paimsiu vieną labai skanų dalyką, kas anksčiau vadinosi šparagais, dabar vadinamas smidrais. Trumpai labai kepti reikia arba virti, bet tinka prie bet kokios mėsos. Na ir reikia nepamiršti, perkant Lidl'e, kad pasinaudoti Lidl Plus kortelę, kurioje yra pasiūlymai, akcijos. Taip pat galima sukontroliuoti savo išlaidas, pamatyti, kiek pirkai, kiek išleidai, kiek staupai. Ačiū labai. Prašau viso. Produktai jau ant stalo ir metas pažinti su laidos dalyviais. Renata Šakalytė Jakovleva, žurnalistė, televizijos laidų vedėja. Čirškinimo patirtis 7 metai. Valdas Staugaitis, grilio profesionalas. Čirškinimo patirtis 30 metų. Aš labiausiai pasitikiu savo jėgom, savo virtuviai, nes tada žinau viską, kur kas yra ir galiu labiau atsipalaiduoti, nebijau eksperimentuoti. Kitose virtuvėse gaminti man nepasakyčiau, kad labai jauku, bet ką padarysi. Šitas projektas man labai patinka. O santykis su maistu mano yra labai draugiškas, man patinka ne tik gaminti, bet ir skaniai pavalgyti. Ir taip aš galiu
atvirai pasakyti, kad hobis mano vienas tokių labiausiai valdytų ir arčiausiai širdies yra maisto gaminimas. Oi, gaminam pas mus šeimoje mama, mano, aš ir žmona. Ir vaikai. Vaikai naktį, apie 2 nakties, kai reikia makaronus įsikepti įsivirti. O aš tai stengiuosi vakarienės, pietų, savaitgalių. Nu ir ką, gamyba mano 3-4 kartai per savaitę. Nu, būna ir daugiau. Yra ta tokia, nežinau, savotiška legenda, kad aš turiu savo firminį kugelio receptą. Tai va tikrai esu praktiškai visus savo draugus išvaišinus kugeliu, kurių nesu, tai pažadu pavaišinti. Tai ir nauji metai yra švęsti su kugeliu ir įvairiai. Man pačiai labai skanus šitas patiekalas ir aš tikrai stengiuosi jį karts nuo karto pagaminti. Tik toks gal liūdėsėlis, kad mano šeima jau yra persisotinus kugeliais. Tai ne visada džiaugiasi, kai jį gaminu. Tai va, o jo, yra ir kitų patiekalų, kuriuos aš stengiuosi pagaminti ir draugai tikrai karts nuo karto būna, kad paprašo, jog gal jau galėtumėm atvykti paragauti. Dažniausiai vaikai būna, sako, kad tėti tu gamink, o ne mama. Nežinau kodėl, bet čia turbūt gal toks įvertinimas geresnis. Aišku, man širdį paglostų. Labiausiai tai patinka ekspromtiniai patiekalai. Sriubos, aišku, tai čia mano numeris 1. 2, žuvis, kiauliena. Na ir šių metų mano atradimas yra šimtalapiai. Taip, jau dabar dukra suskaičiavo, praeitą savaitę iškepiau 12. Negaliu pasakyti, kad aš visai nemoku ar nemėgstu grilinti, gal labiau, nežinau, ar žodis grilinti tinka, gal labiau tinka kepti, nes aš net neturiu turbūt tokio labai jau čia modernaus ir populiaraus grilio. Tai turėjom tą tokią tradicinę šašlykinę ir aš ant to šašlykinės ten kepdavau savo visokias mėsytes. Tai neturiu kažkokių baisiai įmantrių patiekalų, yra keletas, kuriuos, kaip aš sakau, esu atmušus atkalus ranką ir galvoju, kad šašlikutis tai yra tas dalykas, kurį aš visą laiką, tas patiekalas, kurį aš visą laiką esu pasiruošus kepti. Šiandien kiaulienos kepsnelė turėtų kažkas gautis, taip įsivaizduoju, turbūt irgi bus improvizacinis. Pasižiūrėjau, kokių yra produktų ir kažką gaminsim. Šašlykas, žinau savo tradicinį receptą, esu ne kartą jį bandžiusi, šiek tiek paįvairinau šį kartą. Tai pasirinkau produktą vietoj majonezo airaną, kuris iš tikrųjų yra fermentacijos toks stebuklas virtuviai, nes iš principo prieš valandą užmarinuota mėsytė jau po to būna kepama ir sutvarkyta taip, tarsi atrodo per naktį yra stovėjus. Tai tikiuosi, kad pavyks. Dabar tikiuosi, kad sportinis interesas ir tikiuosi, kad ne taip jaudinsiuos kaip praeitą kartą. Aš tai kažkaip į pergalės žiūriu savotiškai, man ne visą laiką sekasi laimėti kur nors ir turiu savo tokį vieną pasitvirtinimą, kad jeigu man nesiseka loterijose ar kažkur žaidimuose, tai tik dėl to, kad man pasisekė meilėje. Saulė pliskina į akis, pasaulyje fiksuojami karščio rekordai, bet netrukus čia bus dar karščiau, nes aš pristatau šios laidos dalyvius, kurie užkurs grilius ir bus čia toks karštis ir tokios aistros, kad maža nepasirodys. Daugkartiniai, ne vieną kartą dalyvavę Lidl grilio talento filmavimuose dalyviai, tad patyrę, žino kaip elgtis, kaip kepti, kaip laimėti. Pasitikite Renatą. Labas. Renata, kuri gali kepti bet kokiu oru, ir kai šalta, ir kai šilta, ir kai karšta, tau visada sekasi. Labai tobulai sekasi, ypač užimti 2 vietas. Ir pats geriausias Zanavykų žemės kepėjas, šakių atstovas Valdas. Sveiki. Irgi dalyvavęs mūsų laidose ir netgi laimėjęs, kiek atsimenu. Teko laimėti. Jau sunaudojau. Sunaudojai? Taip, patiko. Tai kai jau sunaudojai, tai kaip Zanavykas, to krašto atstovas, jau nusprendė, kad jau laikas vėl dalyvauti. Taupus, jo. Laikas sukaupt naujo. Jis turi interesą. Ale, kaip gražiai kalba. Tai man irgi čia, manau, kad čia mes perėsim ant šitos tarmės visi gražiai. Ir šios laidos tema yra kiauliena. Aš pirmiausia Renatos paklausiu, ką gaminsi? Oi, nieko aš čia turbūt nenustebinsiu, aš toks žmogelis, kur iš kiaulės tikiuosi tik vieno dalyko, gerų šašlykų. Tai ir viskas. Ir šašlyką darysi? Nu, darysiu. Ha, labai gerai. Bet pagal save. Tai Renatos šašlykas? Renatos šašlykutės. Gerai. Puiku. O Valdai, tu?
Stengsiuos padaryti kepsnius. Kepsnius. Taip. Minkštučius. Nu jau kaip gausis. Su visokiais ten papildais. Su papildais. Ir bulvytai su cinkeliu bus. O. Ir kaip visada, antros vietos laimėtojai atiteks Lidl pirkinių krepšelis kupinas gėrybių. O pirmos vietos laimėtojai atiteks Lidl pirkinių čekis 200 eurų vertės. Taisyklių aš jums nepriminsiu, jūs ir puikiai taip žinote. Čia pas mane yra puikus griliai.lt peiliai, labai aštrus įspėju, neįsipjaukit. Aš jums juos kai tik paduosiu, jūs galite pradėti gaminti, o aš visai jums trukdysiu. Linkiu sėkmės. Ačiū. Nu dėkui, sėkmės valdelį. Ačiū, jum irgi sėkmės. Kaip gražiai, Jei ką kreipkitės. kaip gražiai bendrauja konkurentai, varžovai šiandien. Ne konkurentai, Tai yra manau. tas kilnus žaidimas, ne konkurentai? Nemanau. Aš šašlykui visada renkuosi sprandinę, esu žaidus ir su kitom mėsytėm, bet ne kažkas ten su jom Sprandinė yra gaunasi. klasika. Jo, ypač dar jeigu yra riebaliuko, tai labai gerai. Tai va, tai mes jo žinok ir neišmesim. Ir kokio dydžio gabalėlį įspjausi? Ai, tokiais, kad apžiot būtų galima. Valdas jau irgi matau atlieka skrodimą. Bandau smulkyt, bandysim marinuot. Kokio principo laikaisi pjaustydamas? Ai, turbūt nesilaikau šiandien principų. Svarbiausia dalyvauti. Svarbiausia dalyvauti ir svarbiausia gerai pamarinuoti. Ir kokia mėsa dalis kiaulės pas tave? Kiaulės turbūt buvo, netgi turėčiau mentį. Mentė, taip. Aš atsimenu, kaip pirkau. O, geras. Jo, pats išrinkau. Aš kaip Renata gražiai tiesiog prieskonevė. O tu dažnai kaip iš šašlykų? Aš šašlykus dažnai kepu, čia mano nacionalinis patiekalas. Aš taip manau, kad... Kartvelė? Jo, aš manau, kad Lietuvoje jau nacionalinis patiekalas yra šašlykas ir mes čia šito neišvengėme. Aš labai pritariu, nes iš tikrųjų kartais net ir pavadinu tautinis nacionalinis lietuvių patiekalas šašlykas. Taip, dabar mums reikės daug svogūnų. O, tai gerai, kad mes su akiniai išėjame. Verksi? Sako, kad tie, kurie yra su lęšiais, neverkia, tai aš turiu dar ir lęšius po akiniais. Dviguba apsauga. Taip. Dar galėčiau atnešti automobilį, man atrodo, turiu baseino akinukų. Tu man geriau virinimo akinius. Štai Valdas tuo tarpu į dubenį įpylė ant druskos Slapto ingredientų. aliejaus. Kokių čia dėjai prieskonių? Prieskoniai Išduodamų. išduodamų, šašlykų prieskoniai. Ir turėtų būti granatų sirupas. Česnakėlis. Stambukai. Kiek laiko reikės marinuoti mėsą? Nu, mes čia laiko daug neturim, kaip supratau. Turim kiek nori. Turim kiek? Ja. Renata sakė, šiandien jau laisva diena, nebent skuba. Aš įprastai šašlykus visą laiką užsimarinuoju iš vakaro, kad jie per naktį pastovėtų. Ir paskui jau kitą dieną, tik tai prieš pat kepimą, aš užsidedu tokį greitintuvą dar papildomai, tai arba majonezą, arba airaną. Ir kadangi šiandien iš vakaro aš nieko negalėjau užsimarinuoti, tai naudoju airaną. Labai gerai. Čia dar matau, medaus įmetį. Aš įmečiau šiek tiek medaus, nes man labai skanu saldumas ir surumas ir rūgštumas viename. Ir kadangi tas saldumas dar biški mėsą taip ir paminkština ir atriša, tai... Ir pakaramelizuoja. Taip, va, būtent. Nes kaip sunku ištarti šitą žodį buvo. Pakaramelizuoja. Tai koks bus tų bulvių cinkelis? Bulvių cinkelis, gorgonzola. Man regis, Renata dabar daro labai svarbų dalyką, tai yra maigo, masažuoja šašlyko gabalėlius su svogūnais, kad kuo daugiau svogūnas suminkštintų ir išleistų savo syvus, kurie atlieka visą tokį gerą darbą mėsytei. Ne, per maža lėkštė. O reikia didesnė? Ai, pakratyti, ne? Į puodą geriausia, dangtį uždėti ir taip sukratai, taip išsidaužai, ten visas. Įsilieji, čia įsivaizduoju, kad... Mašina labai gerai. Įsivaizduoju čia savo priešą kokį nors, išdaužai jam kiaulės snukį. Bet jeigu dėsi skalbimo mašiną, tai reikia be gręžimo funkcijos. Aš grįžtu pas tave, nes man labai knieti tavo bulvės su cinkeliu. Bulvės su cinkeliu, va bulvės užaugytos mamikiais mano. Net savo bulvės atsivežėt? Taip, savo bulvės, savo mamikiais bulvės. Bet jos ir užaugo tokios luptos? Nu, čia dėl lupimų nutylėsim. O dar kokį prieskonį dėsi? Dėsiu dar vieną prieskonį slaptą šoninę.
Turbūt vyrai labai visi mėgsta šoninę. Ieškom folijos. Kokie čia kvapai sklinda, žinokit, ten gorgonzola, česnakas, granatų sirupas, visokios ten, wow, prieskoniai. Iš anos Renatos pusės toksai svogūnė, tarpstantis kiaulienos. Gerai, kad su akinės nešaruoja. Airanų toks kvapas ateina. Geras kvapas. Geriausias garnyras prie šašlyko yra šašlykas. Taip, o tai matau, kepsniukai irgi bus vyniojami. Dabar vyniosiam į kepimo popierių, į foliją. Pakepam, kad būtų sultingi, paskiau išimsim, apskrudinsim. Tam dar turėsim termometrą, kad jis aiškiai. Įsivežė čia dar papildomų prietaisų. Čia mes, čia kaip dopingas. Man pačiam gražu. Aš tai dabar galvoju, o kaip čia man tą šašlyką ant grilio iškepti? Aš tai ant iešmo maunu ir dedu. Tai čia yra iešmo, aš turiu. Turi? Kiek tau reikia? Nežinau. Bet tada tipo tas groteles reiks nuimti, ar kaip? Tipo. Bet tai tada jie kepsis be to, ne? Be to, bet galima ir su tuo. Galima tokį mišrų režimą laikyti. Nežinau, aš nesu, žinok, atvirai sakau, aš nesu kepų šašlyko po dangčiu. Tai nežinau. Tai galima ir be dangčių. Nu, aš tradiciškai kepu, senoviškai. Tai nuimti groteles reikėjo tradiciškai. Vėl man su kepimu iššūkis. Nu, pernai buvo tas pats ir vėl tas pats. Naudosi? Nu, turbūt aš taip jau tradiciškai, žinau, gal kepsiu. Dar pas mane vytarai ne viskas? Ne? Aš turiu keptuvę. Tai nu pas keptuvę. O ką čia kepsi? Kas čia bus? Rozmarinų padažas. O. Nu, bet jau klausyk, pas tamsta iš 3 patiekalų patiekalas. Ne iš 3. Iš 2. Iš 4 bus. Ai, o tai kas dar? Smedrai. Nu, jau labai čia, sakyčiau, fancy šmensi. O tu mėgsti, kai kepi šašlykus, kai prieina žmonės tau ir sako, tu ne taip vartai, ar ten... Kad niekas prie manęs neprieina, visi žino, ko baigsis. Kuogi? Nu, tai jeigu man aiškins gyvenimą mano virtuviai, tai tada jau nebebus daugiau ten niekada. Bus daug garsų. Bus daug žučių. Nu, derinys tiesiog vertas natiurmorto. O dievuli, koks estetas tas Valdas, aš negaliu. O čia irgi natiurmortas. Tradicinis, labai artimas dūšiai. Pažįstamas nuo vaikystės, va. Dieve, palinkėk man sėkmės už tuo maistu, ačiū tau už jį ir jeigu bus jų valgant, kažkas valgy šitą maistą, tai gerai. O pajutau čia tokį gaisro. Nu, per karštas grilius, žinok, kažkaip Galėčiau pagalbos. Ačiū. O, kaip smagu. Galvoju, nu, bet per karštus man yra. Ir kas darosi, dega? Nu, pradeda degti mėsytė, nu. Bet tau visą laiką dega kažkas. Man viskas dega gyvenime. Ne, jau aš, žinok, nebenoriu rizikuoti, nes ir taip man neblogai apskrudo. Dar mes šviežio čiobrelio. Galvoju, dar jeigu, žinai, groteles uždėsiu, tai dar užmeščiau paliejuotus ir paprieskoniuotus čeri pomidoriukus šalia, tai bet šiaip tai viskas okei. Pavardę reikia keisti, ne Šakalytė būtų, o Pridegytė. Padegytė? Padegytė. Yra Pareigytė Lietuvoje, aš būčiau Padegytė. Renata, gal folijos? Tai gerai, va tu pasidarai ten tie mane. Taip. Tai ir mano padaryk. Dieve, Valdai, kaip faina. Aš ne Valdas. Ne, tai aš ne tau sakiau. Ir dabar kažkaip uždengti reikia. Aš galiu tau padėti. Ačiū. Dieve, kaip smagu turėti tiek pagalbininkų virtuviai. Bus aromatas, viskas. O. Ir laimėsi. Per Marytės plauką. Renata ištraukė, jau sudekoravo šašlykėlius ir netrukus mes juos ragausime, tuo tarpu Valdas dar turi čia reikalų. Turiu. Išėmė tuos savo ryšulėlius iš kepsninės. Apžiūrim, kas įvyko. Ir dekoruojam? Dekoruojam. Aš tuo tarpu einu pas Renatą ragauti. Valdai galės irgi paragauti, pradėsim nuo Renatos. Džiaugiuosi. Ai, nuo manęs pradėsiu. Aišku. Mes jau valandą turbūt laukiam. Vau. Pomidorą paimti. Sproksta pomidoras, burnoje tiesiog išlieja. Ir traškus, ir sultingas, ir skonio daug. Labai rekomenduočiau šį Renatos receptą
Su pomidoriuku Tikrai dabar. naudoti, Tobulą. kai ateina svečiai. Labai skanu. Einam ragauti Valdo. Einam, aš pasiemu įrankius. Štai šitas padažas rozmarino. Ir smidras. Pavasario akcentas. Taip. Rozmarino aliejus, sviestas labai gerai. O bulvės kokio skanumo. Labai skanu, kad kai jinai ištroškinta ir po to dar apkepta. Na, man tikrai labai sunku šiandien nuspręsti, žiauriai sunku. Nežinau net kaip nuspręsti, bet vis dėlto aš sukursiu tokį precedentą, kad Lidl grilio talentuose atsirastų galų gale daugkartiniai čempionai ir kad tą titulą galėtų ginti ir plėtoti ir toliau. Dėl to, Renata, su visa meilė aš tau įteiksiu krepšelį su visais šitais skanumynais. Labai gerai. Valdai, o tau 200 eurų Lidl čekis apsipirkti Gal užteks? ir išmokysi gal dar kažką. Gal Po to gal užteks. būsi 3-kart čempionas Lidl grilio talentuose. Ne, paskiau būsiu nepageidaujamas. Nu, nesakyk, pas mus visos atviros duris. Ačiū Jums labai nuoširdžiai, labai skanu. Abu puikiai padirbėjot ir labai skaniai padarėte. Aš dar galiu bulvių. Prašom, Taip, bulvių. aš duosiu receptą. Tai buvo Lidl grilio talentai. Ją galite dar kartą pažiūrėti ir sužinoti receptus tv3play.lt arba Lidl Lietuva kanale YouTube. Iki skanaus pasimatymo kitą penktadienį be 5:06. Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu.